baigtas kliūkis. Skambink bosui. Dabar? Naktį bendrauk drąsiai. Visą vasarą naktimis ežiai kalba, siunčia SMS, MMS ir naudojasi internetu už dyką. Ežys gazuotas. Tik pergalių. Aukso, mes tikimės aukso, taip. Tik pergalių, kuo daugiau. Iš tikrųjų tikimės geresnio rezultato negu buvo praeitam čempionate. Be abejo, aišku, komanda nauja, daug nežinomų žaidėjų. Bent, man asmeniškai negirdėtų. Tai aš tikiuosi, kad jie parodys savo, ką gali ir pasieks daug. Tikiuosi, kad lemtingas aštuntfinalis bus įveiktas. Jau už Lietuvą žaidžiant, tai linkiu sėkmės, bet manau, kad nebus didelių aukštų rezultatų. Bus geriau nei Lenkija ir to tikiuosi. Tikiuosi gerą pasirodymą, bent jau, kad nebūtų gėda. Kad porą, ne porą gal. Iš grupės išeitų, tai čia 100%. O atkrintamosiose galvoju, iki kokio gal ketvirtfinalio pusfinalio, kad neįtų. Apie medalį, yra vis laiką mintis ir minties yra, bet nežinau, kaip gausis taip. Tai žinoma, kad laimės. Ir kad bus geriau negu pernai Lenkijai. Ir kad tiesiog įdės tiek pastangų, kiek jie gali įdėti ir parodys geriausio, ką jie gali jau ten tą baigtis. Tai ne viskas priklauso nuo žaidimo, ir nuo sėkmės. Tai manyčiau ir užtektų, kad patektų į pusfinalį. Kad išeis iš grupės. Labai gero žaidimo, bent jau, kad patektų į pusfinalį. Kad komanda gerai žaistų, susižaistų. Jo, nes jauna komanda ir norisi, kad Lietuvoje kitais metais vykstančiame Europos čempionate gerai pasirodytų. Pakliūti aštuntuką. Gerai pasakius, daug nesitikiu, bet gal duos Dievas aštuoniukai bus. Turėtų laimėti prieš Naująją Zelandiją. Tai žinoma, pergalė, aišku, rungtynės nėra labai, nepasakyčiau, kad jos yra labai tokios apylygės. Tikrai mes esam stipresni už Zelandiją. Gerai susiklostys. Man atrodo, ten yra tik tai du dideli klausimai. Vienas net ne klausimas, vienas daugmaž aiškus su Ispanija, su Prancūzija kitas klausimas. O tiek Zelandija, tiek Kanada, tiek Libanas, manau, neturėtų būti klausimas. Tikimės. +5. Jo, aš manau irgi, kad nedidelių. Neįdomias rungtynės bus kokių +20 taškų, manau, Lietuvio naudai. Manau, laimėsim, bet niekada neverta nuvertinti tokio nelabai pripažinto varžovo. Ir pasaulio čempionate paprastai nesusirenka, kaip ir futbolo čempionatas, beje, irgi parodė, silpnų komandų nebuvo. Be abejo. Lietuviam turėtų pasiekti, nes Naujoji Zelandija nėra tokia stipri komanda, kad mes vis dėlto esam krepšinio šalis ir turėtume parodyti savo. Manau, turėtumėm laimėti lietuviai. 10 taškų. +15. Jeigu taip tiksliai rezultatu 90-60 Lietuvos naudai. Susitvarkys su startiniu jaudu ir viską turėtų būti tvarka. Lietuvių naudai? Taip. Būtinai lietuvių naudai. Aišku, laimės lietuviai. Mes labai optimistiškai manom, kad lietuviams seksis.